1. Kaip jautiesi? Ar jautiesi susijungęs? Ne, nežinau, kol kas nieko. Visą skaičiavimą, tą paveiksliuką mačiau, kurį piešiau. Kažkaip čia matyti dar verda smegenys. Aha. Bandysiu atjungti, gal aš jos kaip nors ir tą rutuliuką pasukti, kažkaip įsijausti tą eterinį kūną. Kažkaip. Gerai, tai jų tiesiog prašauk čakras, visas įtampas, galbūt iš ašies pabandyk irgi užgazuoti, užturbinti ir taip šauti į šonus, kad prašautų visas čakras, visas įtampas, nuluptų visas plėvelės. 3, 2, 1. Iššovė, tai kaip visada pas mane kiaurai kala ir viskas per visą. Nu, gerai. Jo, aš laukiu, kad nors už 3 pas kitus būna pas mane. Kažkaip, žinau, Ai, žinau, kuo toliau, tuo mažiau būna. Tuo mažiau stringa. gal, Bent nežinau. tiek. Kad pas mane mažai šitų kartų, tai nežinau. O gal aš nejaučiu, nežinau, bet nueina tiesiai apie visą, pas mane iš karto patrankų šauna. Nu ir gerai. Gerai, tai dar pat galvą apsičiupinėk su eteriniam rankom, ar nėra kažkas uždėta. Vat gali atskirai va tą trečią akį prašauti. Dėk pliūpsnį spindulį, kad numuštų visus hologramas, visus filtrus. Prablizgink, nupūsk, dulkes visas, kas ką nors bandė uždėti ar užklijuoti. 3, 2, 1. Lyg tai nieko nėra, tik tai iš save, kai žiūrėjau, paskutinė hipnozė pas mane ten už nugaros, tokie 3 maniškiai stovėjo. Nu, prieš tai buvo 4, paskui jau praeitą buvo tik 3 ir dabar žiūriu, tik tai 1 liko. Aha. O kuo jie čia taip jau išsiretino? Aš su jais tiek, kad asmeniškai nebendravau, tiesiog aš juos jaučiau ir tokį labai stipriai, tokį gerą, tokį impulsas buvo. Nu, aš prisimenu, klausiau. Jo, testų dalis man čia buvo, ar kas nors dar pamatys, pasirodo, niekas daugiau ir nematė, bet aš su jais asmeniškai niekad nei klausiau, nei ką nenorėjau gilintis, ypač per hipnozę, kad neįsiduočiau. Įskyrus praeitoj, kai Inga klausė, kaip ten pasijungti va iš to vadinamo Holivudo į tą informaciją, tai va tas su sparnais, kur buvo, jisai man ir kartojo, sako, klausk, tipo, nu, ne tik, kad kartojo, aš tai pasakiau, bet tas man buvo mintis tokia, kad kai klausi, tai yra ateis, ta prasme, nes nėra klausimo, nėra ateimo, kažkaip taip. Nėra atsakymo, nu, logiškai. Jo, tai va, tas supratimo tokį davė, tipo, nu, turėt klausimą, tik tada ta informacija, o ne tai, kad ten kažkokia, nu, teleportuosis į kažkokią vietą ir ten kažkas tu pradės eiti. Va. Dabar jau ir jo nėra, ir to iš dešinės, tai kairiai tas liko toksai pasilenkęs su lazda. Nežinau, ten panašus. Bet va žiūrėk, o jeigu tau kiltų kažkada tas klausimas, ar tu gali juos išsikviesti, vis tiek jau energiją pažįsti jų. Aš tada kviečiau nespecifiškai, aš kviečiau visus ir aš niekam nesakiau, aišku, to, kad aš taip galvoju. Jo, apie to šviesių niekas ir neieškojo. Jo, aš būtent tada čia buvo testas visai tai publikai, kaip sakant, ir aš po savaitės ten parašiau, kaip supranta žodį tą interferentai, nes aš supratau visai kitaip, kad tai yra viskas, o žiūrėjau, ar dar kas nors panašiai galvoja, pasirodo niekas, visi tik tai tą juodamą mato kažkaip. O tada aš jau pas save jaučiau, kad atsirado 1, po to 2, 3, 4, čia pas mane buvo nemažai už nugaros. Bet irgi dar tada buvau nusprendęs tylėti, žiūrėti, kas ką pamatys ir per globalinę, va, ten kažkas aštukoji matė, o daugiau nieko. Tai va, čia mano testai asmeniniai tokie buvo. Tai ar galėčiau pakviesti, aš net nežinau, kas jie, tai net nežinau. Aš jų energiją kaip jo, jie labai skiriasi, labai skirtinga jų energetika. Tas toksai, netgi toksai, sakyčiau, kaip charakterio bruožai skiriasi. Bet jeigu tokią intenciją davus kažkokiam klausimui, kažkokiam etapui gyvenime atsiradus, kažkokį sprendimą reikia priimti arba kažkokią šiaip dilemą. Jo, ar gali kviestis? Kaip angelas, nežinau, ar jis vadinta angelu, nes tai pavadinimas, mes su sparnais, tas, kur buvo paskutinis, jis dabar grįžo
Ir sako, tu jau buvai kvietęs, klausiau tada. Ai, čia dar, kai man prieš pirmą kartą, čia dar Anglijoje aš buvau, mane ten buvo, kažkaip, nežinau, prabusdavau naktį, kad kvėpuot negalėjau. Sustojęs kvėpavimas būdavo, man tokia panika užeidavo. Ir tada aš kviečiau ten kažkokią tai, aš nesimenu vardą dabar. Ir po to aš apie tai parašiau į Ingai, kaip prašiau, kad man darytų tą hipnozę, tada aš jai. Ir jinai žiūrėjo, kad ten tas anglas buvo atėjęs, kad aš buvau jį prisikvietęs. Ir dabar, sako, jis įvarodo, kad tą prisiminimą. Sako, tada buvau ir dabar buvo atėjęs. Tai čia tas pats šitas. O kitų nežinau, aš anksčiau nebuvau kvietęs. Tai šitas pasirodo jau. Ar iš dar anksčiau, man rodo. Etatinis. Kažkoks jo, matyti, jisai kažkaip mane prižiūri, ar kaip aš nežinau, kartais išgirsta. Aš kai skendau, manis rodo, jis man tą viziją davė, kai kurią plaukti. Geras. Aš galvojau, kažkas tokie dvi tokias vaizdus parodė man. Ir vėl išėjo. Tai tu gali jo ir paklausti. Telepatiškai jau dabar viskas, jau netestuoji, nebent ką nors testuoji. Ne, aš visą laiką kažką laiką patikrinu, aš šiuo momentu kol kas atrodo jau gana mosais testais. Biški noriu atsipalaiduoti. Pakolkas, ne. Jisai ir išėjo, kai yra klausimų, sako, ir ateina klaus, ir bus, atsakymą, kažkaip taip davėt suprasti ir išėjo. Nes dabar, man kaip ir nereikia jo, tai. Na jo. Bet viskas labai greit vyksta, tos akimirką jisai kažką atsakė, aš perduoju jam, jis atgal ir išvyko, kol pasakau, tai čia viskas jau būna vyksmas ir jau senai įvykę, jo, ne taip greitai gaunas šnekėti. Tas veiksmas kažkaip viskas labai greit. Ir ne žodžiais ten gaunas kažkaip tai tokiais supratimais, ar kaip, nežinau, kažkaip taip. Liko tas senukas, bet jis kaip satūlotas už nugaros stovi, nežinau, ką jis iš tikrųjų daro. Aš jų judesio jo nematau, jokio, ten minčių nieko. Tai jo, tada irgi gali paklausti, ką tu darai, per kur interferuoji, per. Reikėjo, atėjau, dabar stebiu, įdomu, taip kažkaip tai tokiais žodžiais. Įdomu. Jam įdomu, kaip aš ką toliau darau, ta prasme, kodėl aš tą tamsą buvau pasilikęs ant tos, čia kiek aš 2 savaičių turėjau, ir mano reakcija į jų, kaip aš juos pakeičiau supratimus, keičiu, o jisai daugiau kaip ir stebi ir mane, ir kaip stebėtų. Informaciją renka. Kažkaip jo, jam tas atrodo, kad jam patiko tas, kaip aš manipuliuoju, kaip mane bandė gąsdinti ir aš ten leidau, kad tai darytų, nes norėjau tai patirti. Ir tada ieškoti metodų, kaip, nes pirmas 3 dienas man ten sunku, žiauriai buvo, ten fiziškai, psichologiškai, man ten košmarai buvo visokie. Ir aš leidau, kad tai būtų, ir aš jaučiu tai iš nugaros, kad jie, sako, gali sustabdyti, ir aš pats galiu, bet aš noriu tai, išjausti, kaip aš tai sukontroliuočiau, dualumę 3D, nes, eterė tai vienas dalykas, o kitau, kaip sakant, paranojos eina, jo. Ir kai tu važiuoji, tave tenais bombarduoja visokiom mintim, emocijom ir taip toliau, tai yra sudėtinga, tai aš tą bandžiau praktikuotis. Po to aš atradau keletą metodų, kurie veikia. Ir jisai rodo, kad tai jam patiko, tas metodas, kaip aš fizinėje erdvėje bandau suvaldyti tai, kas mane veikia iš eterinės ar kažkas tokio, nežinau. O kur jisai tą informaciją deda? Kažkam kitam perduoda, ar pats kažkur kažką tais daro su ja? Kažkokius sprendimus priima kažkam. Jo, sako, jūs burbuliukus rodo man, kai mėtotės informaciją per eterį, tai sako, aš irgi grįžtu, siunčiu pas save. Rodo kažkokią didžiulį mišką, tokio, kaip jo ten planeta ar kažkas, tai ten daug gamtos, jie ten visi taip prie tų medžių kažkaip, tai jo lasda, kai jis padeda ant žemės, jinai kažkaip tai kaip gyva tampa, jinai. O kai išeina. Jo, kažkaip parodo, manau, jisai įsmėgė ir matau, kaip lapukai tokie išlenda ir tada jisai komunikuoja, susisiekia su kitais, perduoda tą informaciją kitiem visiems į tą savo gamtą, kurie ten kiti grįžta, savo lasdas irgi sujungia ir jie gauna tą informaciją ir jie taip dalinasi ir renka informaciją, perduoda kažkaip. Nebus druidas koks? Aš artimiausią žodžią taip pavadinčiau, bet aš gyvai nematęs nežinau, tai ką aš žinau. Tai kažkada anksčiau ar vėliau. Turbūt vis tiek teks pamatyti.
Turbūt, tai gal čia Kažkoks. šitas ir yra toksai, bet su gamta labai toksai, bet jis labai senas, toksai, man toksai pavargęs vos neatrodo Aha. toksai, susilenkęs trupučiuką toksai, kapišonas, toksai didelis tokie veido bruožai, raukšlėtas labai jis toksai. Bet aš netgi maišyčiau, žinok, ar medis, ar žmogus, nes toksai labai toksai va kažkoks tai Jau šaknyjas, toksai jisai kojos jau eina susiliejęs. labai. Jo, toksai pusiau gamtinis, toksai pusiau gamtos atstovas kažkaip, nežinau. O, Jis geras. toksai, va, bet jis labai, jam patiko va, tas mano sugebėjimas, bandymas, eksperimentas, o kaip fizinė erdvė nuo to, jam to informacija patiko. Ir jisai va, dar liko, kad pažiūrėt, kas čia toliau vyks. Dar tęsinio laukia. Jo, bet aš ten tos visus jau išmečiau, ten neliko pas mane. Nu, jam man beprasmiai tapo kažkaip tai. Bet jis dar kažkaip pasiliko pažiūrėt. Tu gražiai, planeta labai tokia malonė, man patiko, žarai, viskas gražu, šviesu labai, tai labai ryškios spalvos. Tai paklausti, gal galima įnit kažkokią tais informaciją į kitokią ar kažkokią tais paslaugą? Tai sako visur, nu, va, dabar man rodo, jie kaip už nugaros buvo, toksai kaip šviesus, toksai kaip, nepasakyčiau kaip spindulys, kad tiesiai eina, va, toksai kažkoks iššakojimas, bet į mane jie buvo kaip pasijungę kažkaip, tai tos mane buvo toksai kaip ryšys kažkoks, nežinau kaip čia pavadinti. Jis sako, ir tu gauni, ir sako, ir tave. Jisai parodo man sapnus, ramus tokius duoda. Aš galvoju, aš labai sapnut pradėjau gražiai kažkaip, tokie geras. šypsena. Tai ta prasme, jis man duodavo va, tą atsipalaidavimą, tokią ramybę, tokią pasitikėjimą. O tai ar nėra dėl pusiausvyros to atlaikymo, nes jo, jie kai sušoko daug to negatyvo, tų tamsiųjų visų ir kad vat, pusiausvyrai atlaikyt, vat jie atėjo. Tai aš tą vat energiją turėjau tą tokią žiauriai stiprią, sakau, aš ten ir mėgot man praktiškai nereikėjo, ten ir sportuoju, aš ten po darbo, kaip normaliai būdavau pavargęs, grįžti po darbo, puolį ten atspaudimus daryti dar kažką. O tie ir duoda man tos energijos, rodo, kad atlaikiau tą, jiems patiko ir žiūrėjo, ką aš toliau darysiu. Tai man davė tos energijos, kad aš turėčiau iš ko daryti, kažką toliau mąstyti, galvoti daryti. O, tai jisai tą ir davė. Geras. O tai dabar, jeigu vis tiek tos energijos gaut, paklaus, galbūt kažkas irgi gali užsisukti, nebūtina, kad jie būtų kažkaip visada šalia, galbūt vat, kažkur kažką tokį pagaut galima momentą, kad tu pastovėjos. Tai kai tau reikia. Būdamas hipnozė anksčiau, tau domėjausi, nes kai buvau susiradęs tą savo debesėlį, kur aš ten šaltinio tipo tą energiją, nu kaip čia visi turi kažką susikūrę tenais, ar ten kaip. Tai aš irgi tuo momentu kažkaip turėjau mintis tokia atėjo, tik aš garsiai nekalbėjau, nes tuo metu aš ten atsakinėjau klausimą, nu atskirai aš ten būna, kažkaip tai pasidalinu į kitas dalis ir kažkaip išeina, kažkaip nežinau pavadinti. Jo, neišeina suspėti viską. Jo, tai aš ten būnu ir bendrauju su vedliu, dar savo ten reikalais kažką, tai aš tada klausiau, kaip būnant, visą laiką taigi neįsi tą eterį pasikrauti, sakant, tą šaltinį ar kažkur, tai kaip ten dualume ten tą energiją, tai man ten davė kelis variantus, aš juos bandžiau ir vienas visai veikia. Ir po to man informacija ėjo per internetus į skirtingų ten tų šaltinių, aš nežiūriu visokius ten, blogus, neblogus, kaip vadinu, YouTube, tai toliau ten, ką jie ten šneka, ir atsirenku ten kas ką, ten, kad ir nepatinka, aš vis tiek ieškau, nes visi kažką vis tiek pasako, nesvarbu, kad tenais, kad ir priešingai šneka, bet vis tiek kažką informaciją randi. Ir man tada dėliojasi va tą supratimai kažkaip iš skirtingų. Ir tada susidėliojo, pradėjau praktikuoti ir iš tikrųjų ten. Ta prasme, reikia turėti tikslą, intenciją, norą, kaip čia va vieną sujungus kažką, tai kai yra va tas, ką nori pasiekti, tada pas tave automatiškai tavo ta batereika vadinama pradeda kurti energiją tam tikslui pasiekti. Ir tai fizinėje erdvėje mes taip patys galime, kaip sakant, kurti va planus. Patys užprogramuoti kaip. Jo. Nes jeigu tu atsipalaiduosi, kad viskas, aš viską pasiekiau, man ramu, aš čia euforijai, man viskas gerai, tai tu ant minimumo tą batereiką dirba, kaip sakant, ir tu gyvent gali, bet to... Gyvastį palaiko ir tiek. Tu sėdi viskas gerai, bet tu bėgti nenorėsi, kaip sakant. Jeigu pabėgsi, tai galvosi, man trūksta biškį jėgų, čia gal kažką reikia daryti. Tu turi turėti pastoviai tikslą ir net ne vieną, nes, kaip sakant, man patiko ta mintis iš Japonų tenais. Ten šnekėjo, jie kaip jie turi, išėję tie jau po darbų, po visko, kaip jie ilgamžiai labai yra. Tai kad jie turi planus metam, turi planus 5 metam, 10, 15 ir 25. Kad tu vieną pasiekęs, tai nėra tavo galas, kad jau tu išeini, o yra sekančio
toliau einasi. Ir tu tą energiją viduje savo bateriją pastoviai kraunus. Ir tu pastoviai galvoji apie sekantį planą. Ir tu Nu, ir žiūrėk, susidėlioji. kai tu turi planą, tu turi tikslą ir žiūrėk, kaip Jo. einasi tavo įvykiai visi, kaip Ir aš- dėliojasi tada. Jo, aš tokių va skirtingų žiūriu, ten pavyzdžiui, kai buvo tas video, man atrodo, grupiai buvo pasidalinę čia Telegrame, kaip mes balsu, savo jau mintim, intencijom, kalbėdami ir darydami kažką, keičiam netgi savo DNR, ne? Tai va, čia tas vėlgi jungiasi man viskas tas su tuo, kad jeigu tu planuoji, tu nori energijos, tau jos reikia, tu turi tikslą, tau jinai ir gaminasi, ne tau jinai ir veikia, tu keiti viską, viskas susijungia. Aš tokių va, iš skirtingų šaltinių va, susijungia man paskui vieną ir aš tada pradedu praktikuoti ir tikrai veikia, bent jau man tikrai veikia. Nu va. Kažkaip. Tai čia gal irgi, čia gal nėra čia visiems universalus raktas, bet kiekvienas turėtų bandyti. Va, Nu, kiekvienas pagal save turi atsirinkti. Jo, turi testuoji, bandai kažkaip, bent jau pas mane taip veikia. Ir tikslai mūsų skirtingi ir va tos Jo. batareikos skirtingos. Vienam gali gyvenimo tikslas su kitam akimirkos pagalvojimas ir viskas aišku, o kitas gali siekti visą gyvenimą. Tai čia viskas, kiekvienas savo turi atrasti kažkaip. Ir tą metodiką, nes ir tie kūnai mūsų visi kažkiek skiriasi. Tai va čia jisai man tą ir parodė, priminė tai šanų hipnozę, kad aš tą jau sugavęs tą informaciją ir ją naudoju. O čia jau į tavo klausimą, kaip tą fizinę vertybę. Tik jo, aš to nebuvau įgarsinęs, aš norėjau parašyti, bet būna kartais pradedu rašyti ir ten tiek daug gaunasi, galvoju, per daug žmonės neskaitys, vienam čia reikia, čia vis tiek mano asmeninis dalykas. Ir išmetu, po to galvoju, kažkaip gal reikėjo ir kažkaip bandai trumpinti, tada nepilnai gauna, atrodo, nepilnai paaiškinai. Tada ne visa informacija, jo. Jo, ir kažkaip aš tokių daug, tokių informacijos surinkęs esu, bet kažkaip tai va ir atrodo, atsisėsiu vakare parašysiu, rašai, vaizdu, kiek daug gaunasi, palieki, išmeti kitą kartą, gal per daug galvoju, kur tokį kelsi. Bet tokių įdomių. Ne, nu, tai gal verta kažkur tais vis tiek asmeniškai susikelt kažkur kažką tais. Nu jo, kažkur tai reikia pradėti rašytis. Ypač tokius bendrus kažkokius, kur galbūt visiems suveiktų, žiūrėk, gal kažkur kažkokie. Nu jo, bet čia tose čia. Pamokymai išeis arba pamastymai. Jo, labai daug gaunasi ant to rašymo, plus ten pasuktaisai tas laidas, matai, kad ne visas ištaisai, ten, kažkaip tai viskas susimaišo tada ir galvoju, vėlnio. Kam reikia, būna asmeniškai paklausę kažką išdėstai, pasakai, ten kam balsuoji garsiai, daug paprasčiau, o ten ką bendramasė žiūri, vis tiek jie nebendrauja, tai reiškia, jiems nereikia kažkaip. Gauna, ką gauna, ir viskas kažkaip nežinau. Tai kažkaip. Ja, būna įmetu kažką, parašau, jau kai nesusilaikau, būna susilaikau kažką, būna kažkas ant liežuvio galo, kai sakant, jau kelintą savaitę pas mane, bet vieną mintis turiu irgi, niekaip neparašau, bet ten visai tokia gera, kai man susijungia iš daug skirtingų pusių informacija ir tikrai reikia. Nu va, gal ir reikia, jeigu neatstoja kažkurį laiką, nu kaip ir su tuo piešiniu, va, gali pasižiūrėti, kodėl tas momentas tau taip įstrigo. Kodėl tas epizodas, tas paveikslas, ką tavo pasąmonė nori pasakyti. Kad ten bendras veiksmas yra, nes ten pusė jo gaunasi va ta tamsa ir ten tie tamsieji vadinami interferentai, tai kita pusė va tie kaip ir šviesus, tie geri tenais išlydi tą sielą vieną, tai išeinančią. Bet ne ceremonijom, ne ritualais, man tą labai akcentavo, kad čia nėra kažkoks tai tyčinis ritualas, kaip ten prieš tai hipnozai mačiau, kad tie satanistai darė. O čia tiesiog vienas ant savo kambarį tą hipnozę įėjęs, tą transo būseną, kaip pavadinti, kitas tenais prie kūno, trečias ant gamtoje kažkur, tai bet jie kartu tą daro. Galbūt ir mums, žiūrėk, tarp telepatų visų, irgi sužinant žinią, kad kažkas išėjęs ir kiekvienas sujungiamės, atidarom ten tą portalą kažkokį tais, tai sielai. Čia tas ir buvo, kad tuo pačiu metu, jeigu darant, galima tą sielą kažkaip pasijungti, lydėti, bet jų atveju tenais buvo, kad ir jie išlydi iki to ten išėjimo, iki ten to rato, kažkoks, nežinau, tokį ratą mačiau, bet tas ratas man buvo labai toksai kaip iš šulinio, tas, kur vanduo suka, nes buvo tie tokie šonus jo, kad jis suka. O iš dešinės... Ne šulinio, o vandens malūno. Vandens malūno, jo, o pasakiau šulinį, ne, ten tą žodį, jo. Ten, kad kai malūnas būna prie upelio ir prie upės, vandens srovė jį suka, kažkaip, toks grinai vaizdas buvo, kaip medinis, bet toksai tvirtas, toksai laikėsi, ir tos sielos eina į jį, ir prieš pat susiliejimos ir įėjimo į tą ratą, tada jau tos sielos, kurie palydė, atsitų ten toliau neina, o ten perima jau tos tamsios, ir tada jį tą ratą prasuka ir grąžina atgal.
ten kažką dar padariusios. Ir aš taip įdomi kažkaip, kai aš žiūrėjau iš šono, po to aš norėjau pažiūrėti, kaip iš tų palydovų sielų, kaip atrodo, ir iš to, kuris eina. Ir man kažkodėl parodė, kad jie mato baltą tunelį. O man tas labai nepatinka, nes tai religijos kiša, kad tipo eisi į šviesą, baltą tunelį, būtent ten reikia eiti. Ta prasme, man davė tokį tą pamatymą, bet kai aš tai pajutau, man davė tokį vėl supratimą, kad neakcentuok to, ką tu matai, akcentuok prasme. Ta prasme, jeigu jie mato taip, nes jiems taip parašyta kažkur tai buvo ant popieriaus, ir jie taip įsivaizdavo, bet esmės tai nekeičia, kaip tu matai. Esmė, kad tu eini į tenais ir jų asmeniškai buvo esmė, kad jie perduoda į kažkur tai, jie nežino to galo, kaip ten viskas procesas vyksta ir už tai iš jų perima estafetę, kaip sakant, tie tamsieji ir tada įkiša į tą ratą, kad grąžintų atgal. O tie patys budistai, jie tiki tuo, kad jisai grįž. Ir va, tas tikėjimas, kad grįž, o proceso galo nesupratimas, kad tai tamsa jos grąžina tam pravalus ant atmintį ir taip toliau. Tai va to jie nežino. Reikia viso proceso žinoti eigą ir nesusikoncentruoti į tą kažkokį ten pavadinimą, ar ten tas rato pavadinimą. Kuriam momente jiems tas vat blokas uždėtas, nes aš irgi kiek domėjusi, kiek žinau, ten žino tos ėjimus, išėjimus ir viską. Man rodo, kad jie žino, kaip palydėti tą sielą, išleisti. Ir jie kažkokios tai su vibracijom kažkaip ir dirba tais garsais ant savo kvapais, jie kažkaip jungiasi savo turitas kažkokius metodikus. Jo, mantros pavadinimas, jo, ten čia pas mus taip vadina, jo, bet iš jų išeina kažkokia tai vibracija, kuri kelia tą sielą į tą išėjimą, bet jie vis tiek mato tą tunelį, nors ten to jo, jiem tai paduoda. Čia taip pat, kai mes hipnozėje matom tą pačią informaciją, bet visi galim skirtingai pagal savo supratimą atmės, kas per religinį matymą įsivaizduoja ten demoną, kas ten gali, nežinau, kaip aš sakiau, ten karbonadą matyti, dar kad mes galim tai pakeisti. Čia mūsų jau asmeninis suvokimas, tą esmę papagauti, tai yra svarbu. Ir jie, kaip man rodo, kad jie nesuvokia to sielos galutinio išėjimo, neturi supratimo, kas tai yra. Jie žino, kad jis turi grįžti, jie programuoja, kad jinai grįžtų, o dėl to jinai... Jo, ką jie tenais patiria, kaip jie ten apmaigo ir nenutuokia. Išvalo ir grąžina ir jie tenais yra uždaryti, kaip kalėjime sukasi kaip tas kamekas ratukė. Jie to nesupranta. Jie mano, kad tai yra gerai, tai yra jų jau galutinis tikslas pasiekimas, ta prasme, kad čia jau neišvengiama, nieko kito neįmanoma padaryti ir mūsų. Ir jos taip užliuliavo, ir ta tamsa taip jos laiko, nes ta tamsa man buvo ne tik iš dešinės, jie į viršų eina. Ta prasme, jos visus užgaubę yra. O tu ten žinai apie tuos išėjimus, tuos pilnus išėjimus iš kūno, bet kai grįžta atgal į tą patį kūną. Tas, kaip čenelingą vadina, netrodo, kaip jis ten tas kūno palikimas. Ne, čeneling susijungimas. Čia yra kaip ir fizinė, kaip ir klinikinė mirtis gaunasi. Pilnas išėjimas iš kūno, kai siela išeina. Aš tai bandžiau praktikuoti prieš važiuojant į Norvegiją, čia žiūrėjau ten, ten tų video, kaip visą laiką pilna yra, ten praktikos buvo, bet aš gal 3 kartus praktiškai pabandžiau, ten reikia ne vieną mėnesį. Ir po to pas mane ten fiziniai darbai sunkus buvo, reikėjo man čia sodybą uždarinėti viską, tai tiesiog per nuovargį negalėjau, nes ten praktikos buvo, kad vakare prieš miegą praktikuotis. Tai aš 3 kartus pabandžiau, po to man per sunku buvo, po to čia emigravau į Norvegiją ir nustojau šiaip. Nes čia yra, kur ir širdis sustoja, ir smegenys atsijungia, ir atvažiuotų medikai tave išvežtų į lavoninę. Žinau, kad tenais iš komentarų buvo, kad irgi, kad tenais atseit vieno ten draugas praktikavo ir negrįžo, ta prasme, tai jam ten atsakė, kad tai prasme dauguma, jeigu tu turi baimę, neturi savikontrolės, tai, kai sakant, kai tu palieki kūną, tai panašiai gavosi, aš tuo metu dar apie tą hipnozę tai girdėjau, nebuvau pats įėjęs. Tai kaip suprantu dabar, kai tu į tą pirmą tą eterį išeini, čia kur aš vadinu, kur Hollywoodas ant tavo fantazijos, kur visokie vaisiai ten taip toliau, tavasme į čia papuolus, jeigu tu turi baimę, tave gali sumanipuliuoti ir tu išeisi, o vedlio nėra, tu vaikščiojimo to principo nežinai, ką tu gali padaryti. Kaip ir man, pavyzdžiui, buvo pirmą kartą, kai demonas mane užspaudė, aš net minties neturėjau, kad aš galiu padaryti stop, pavyzdžiui, to pasakyti, arba ten, kad kažką iš vis galiu padaryti, aš neturėjau supratimo. Ir mane jis laikė, ir kol vedlys nepasakė balsą, aš ten galvojau, man ten atrodo, kad pusę valandos mane ten smaugia dusina. Ir aš to nežinau, dabar žinau, tai ten darau su jais, ką noriu, jeigu noriu, aišku. Tai, o ta prasme, kai žmogus tai išeina iš kūno, jeigu jis neturi supratimo, veiksmo ir vedlio nėra, tai yra tikrai rizika, nes jis gali išeiti ir nepareiti, gali ten nuplysti kažkur, tai o kūnas per tą laiką bus užkastas, pavyzdžiui, palaidotas, ar kažką.
Tai tas yra kaip ir rizika, jo, reikia tą pilną suvokimą turėti, pilną informaciją. O YouTube paduoda kaip išeiti, bet jie neaiškina po to, ką daryti, Kaip pareiti. Jo, kaip surasti, kaip tenais elgtis, ten ir kad ten ir gali įsigasti, jeigu ten tu turi prisifantazavęs kažkokių ten demonų ar kažko, tai kaip dauguma, ne? Nes tik dauguma Bet tai man daro. irgi, būtent šaly- tas momentas įdomu, kas vyksta tuo momentu, nes pagal mano irgi informaciją yra tas siūlas, kur pririštas irgi per viršugalvį iki tavo tos pasąmonės sielos visos ir jis nueina. Bet jeigu tavo kūną fizinį judina, gali nutraukti jį. Ir tada jisai pasiklysta. Nu, kaip ir ta, kaip geografinė padėtis, kaip pasakyti, pasikeičia, ne? Lokacija pasikeičia. Jo, jeigu tu bandysi grįžti savo ten namus, kur tu gali į savo lovą, ten nėra ir tu gali šokti paniką ir paskui per baimę nerasti, o jeigu ten į ligoninį išvežė ar kažką, tai kad tu net neturėsi supratimo, kurį aš, turbūt aš nežinau. Aš toj būsiu nesu buvęs, bet jau dabar man rodo, kad žmogus sklaido tam Hollywoode, tam eterį atseit. Ir ten gali jisai, bet kiek baimės pasigauk panikos ir tave ten nukliuos, kaip sakant, dar daugiau prigazins ir viskas, ir tu net neturėsi supratimo į kur eiti. Ir tada jau esmė, kad ten labai turint tų baimių, nelabai ir išeina išeiti, žinok, taip specialiai. Nu jo, aš čia buvau rašęs irgi metodiką, kaip iš vis, kai žmonės klausia, ar eiti tą hipnozę, tai aš visiems rašau, aišku, eikit, bandykit, bet kažkaip aš turiu tokius du stabdžius, jeigu tu turi ego ir neturi supratimo, kas tai yra, to pačiu automatiškai reiškia turėsi ir baimę, nevaldai savo emocijų, tai yra rizika, nes per tai viskas jungiasi ir per tai tave manipuliuos ir ten tu vaikščiosi tą Hollywoodą, kad sakant, matysi visokius ten su demonais amžinai ir kariausi. Bet ir matysi turbūt su tuos bananus daugiau visokius karbonatus. Ne, tai visi, kas bijo, tai jie ne karbonatai. Nes man atrodo, kad tie, kur bijo, nelabai tie demonai rodosi jiems kažkaip. Aš tokias išvadas turiu pasidaręs. Kaip gąsdina, bet jų pasąmonė net nepriima to vaizdinio kitas iki. Žmogus į hipnozę, tai kaip bent jau kai aš prieš keletą metų prašiau, kad vestų, tai visur buvo, kaip sakant, kaip ir vos netaisyklė, bent 5 hipnozės pažiūrėk. Tai aš pradžių pagalvojau, gerai, kad tipo supratimą turėčiau, o dabar aš taip suprantu, kad tai tau įsirašo programos, ką turi matyti, kaip turi elgtis, kaip su tavimi elgtis, kaip toliau. Kaip ir programuoja, kur tu būsi, koks veiksmas. Bet tai dabar įsivaizduok irgi tą situaciją, tu nieko nežinai ir sako, aš tave įvesiu į hipnozę. Kokia būtų tavo pačio tokia irgi reakcija, pamačius visus tuos veidelius. Tai aš tokią mintį turiu. Kas čia blogiau būtų, ar jau žinom, ko tikėtis, ar kai eini visai pasivaikščioti ir sutinki vilką. Jo, tai aš turiu tokį planą, kai jau pradėsiu vesti žmonės į hipnozę, dar to nepradėjau, bet jau rašiuosi, planuoju. Tai kada nors, kai jau išpraktikuosiu, matysiu, kaip išeina, kaip įeina, taip toliau, atidirbsiu savo sistemą, tada paim žmogų, kuris negirdėjęs niekada jokių hipnozių ir jam pasakyti, jeigu norėtų, aš turiu sutikti, bet tada būtinai turiu būti šalia, kad jeigu panika ar kažką, tai kad būni šalia, ten kontaktas, jeigu reikalingas ar kažką, tai jau ne per atstumą, kad ten ryšys nutrūko ir jis tenais kažkur tai kažką tai daro. Nes čia taip palikti, tai čia žaidimas. Toks jau rimtas gautųsi. Ryšiai trūkinėja, kaip sakant, internetas gali... Kai netyčia kabutėse. Jo, tai tokius nerizikuočiau, bet aš norėčiau pamėginti, ką žmogus negirdėjęs apie hipnozės visiškai nieko, kad ten turi būti reptai, demonai ir dar kažkas, nes visiems jau įrašyta viskas, programos turime. Už tai mes jos ir matome. Tai aš tą norėjau. Aš pas tą vaizdą, pavyzdžiui, pakeičiau. Aš visus demonus galiu kaitaliuotinais aštunkojuos į kokį noriu paveiksliuką, tai esmės nėra, tai tik suvokimą pasilikau, kad yra kažkas, ką jie daro, ką gali padaryti, o tą paveiksliuką aš suprantu, kad aš galiu keisti, kaip tai noriu, kada aš noriu. Irgi skainuoja kaip informacija kažko. Jo, tai aš net paveiksliuko kitas tik irgi net neprašau, sakau, žinau, nuskaitau, kad čia tas ir viskas ten nespėjau pamatyti. Kaip ten jis atrodo. Aš dabar paskutinės jau hipnozės susidariau galutinį savo po to testo išvadą, kas tie interferentai yra. Tik tai ieškojau nuotraukos, kad įdėti į telegramą, kad parodyti kaip faktą, nes keli žmonės manęs klausė, aš jiems parašiau, bet supratau, kad jiems labai sunku suprasti, tai kaip aš sakau, reikia, kaip ir vizuoti, jo. Nuotraukėlės. Tai bandysiu dabar garsiai pasakyti, po to, kas ieškos nuotraukos. Tai yra
gal kas domisi apie mediciną ir šiuolaikinės technologijas, tai jau ne vieni metai ir ne du vyksta operacijos nuotoliniu būdu. Yra kaip chirurgų rankos, kaip roboto, ne? O Jo. pas chirurgas yra per atstumą. Jis gali būti per Jo. telefoną, per kompą, ten kitoj šaly. Bet operacija vykdavo kažkur tai, ten netgi kosmose dabar Jo. sako, jeigu egzistuoja čia, bet esmė tame, kad chirurgas vienoje vietoje, o tos rankos, kurios dirba su tavo kūnu, visai kitoje vietoje. Tai aš taip suprantu interferentus, kad mes esam fiziniam kūne, tai va tas chirurgas, mūsų mintis, intencijos, norai, ten informacijos gavimas, perdavimas, tai yra mūsų, tai mes programuojam, tai mes darom, tai mūsų intencijos, o eteriniam kūne, tuo momentu mes ten nesame, ne? Bet mūsų kūnas yra, tenais daro kažkokios rankos, kurias mes galim vadinti interferentais. O ten jau ką gero blogo darom, bet iš esmės mes tai darome savo mintim, savo norais, supratimais, arba per mus daro kažkas. Tai jau ten galim pavadinti, ten kairė ranka juoda, ten dalesim tos demonas, o jeigu jie gero padarė, tai ten angelas. Mes vis tiek pagal dualumą suprantam. Bet ta prasme, tai mūsų intencijos, mūsų minčios senais nebūtinai sąmoningos gali būti. Ten, pavyzdžiui, iki bažnyčios įklauk ten, kai sakant, tiem demonam rankas, ten bučiok ar ten užpakalius kažką, tai pas tave jau kažkas rašysis iš tų tenais jau blogų būtent. Bet ta prasme, visur yra mūsų sutikimas, reiškia, mes tai valdome, aš tai bandau suprasti ir aš tai jaučiu, kad taip pat yra kažkaip. Aš to dabar testuoju kelintą kartą, man tai 100% kol kas atitinka. Šiuo metu aš taip suprantu, interferentai tai yra mano valdymas. Iš fizinės normai, ką aš darau, tai kas tenais vyktų, o ką aš gerai blogai darau, tai čia jau paskui įvardinu, ten, o blogas ten padarė, o ten geras, bet iš tikrųjų tai yra mūsų, čia mūsų yra. Tai padariau, tai pagalvojau ir man dabar blogai, tai bus bloga. Jo, negerai jaučiuosi. Jo, ant subinės, kur teiškiausi. Jo. Nes per slidžius batus nusipirkau. Galima susitikti su labai stipriu žmogum, kuris geras psichologas ar kažką, tai tau plauna smegenys ten kažką, tai ir per teliką daleiskim silpnesnėm ir taip toliau. Ir tavo metai nėra būtinai tavo, tiesiogiai tavo veiksmas. Tai gali per tave daryti va kažkas įtakotukas kažkoks ten influenceris ar ten kažkoks ten per internetą ar kažką, tai tavo gali tai taip manipuliuoti ir tu savo tai padarysi. Vis tiek per tavo kūną. Ir kieno dabar čia interferentai, jo ar tavo, ar įtakojo? Tu tai priemi, ne? Tu tai priemi, su tuos, jeigu sutinki ar nesutinki, nuo to priklauso veiksmas tavo eteriniam kūne. Nes jeigu tai priemi, viską įsižiūrėjęs, kaip sakant, serialą, susiklausai ten su bokalu, ten ar alaus ar kažką, tai priemi ir pas tave tai vyksta. Tave ten prigąsdino, kad ateina trečias pasaulinis, tu įsigandai ir viso, ir tu bijai, ir pas tave jau ten interferentai įrašo štampą, kad reikia bijoti, nes ateina karas, ir tau prasideda panikos priepuoliai, ten depresija, dar kažką, ten tavo mintis keičiasi ir visa kita. Ir mes galim kaltinti, kad ten demonai atsito, iš tikrųjų tu pats tai įsileidai per kažką, tai informaciją ir ten užprogramuoji pats save, kad tai turi būti, kad tai tiesa, ir tu projektuoji tą ateitį savo. Tai, nežinau, aš jaučiu, kad čia aš darau, arba per mane daro, bet vis tiek atsakomybė yra mano. O ne kad kažkas ten... Nes tu galutinis nusprendai, kaip tu sureaguosi. Aš irgi. Kaip vaikus mokinu, galit reaguoti, galit pykti, galit nepykti, jūsų pasirinkimas. Jo. Tai aš suprantu, kad galbūt man tai veikia asmeniškai, gal kitiems visai kitaip, kitaip supranta, nes mes, aš žinau, kad mes tikrai skirtingi esame, daugiau ar mažiau. Tai už tai kaip taisyklė, kaip faktą, aš to negaliu teikti. Bet aš žinau, šiuo metu man tai veikia tikrai. Ir aš taip matau, po savo visų ten eksperimentų, testų ir taip toliau. Tai man tai labai pakeitė supratimą ir tą pojūtį, kaip viskas veikia, ir supratimą, kaip į tai veikti, kaip reaguoti. Labai palengvino viską iš tikrųjų. Viskas veikia daug aiškiau, greičiau ir patogiau kažkaip. Man tam negaištų laiko ir energijos. Davė greitumo ir tos energijos. Jo, susitaupo labai laiką, aš akimirksniu visą galiu sutvarkyti, išvalyti, matau, kas negerai, pas mane viskas staigiai atsistato į ten, kur turi būti, suprantu, kad to buvo įtaka padaryta. Bešnekant dabar, aš informaciją galėjau ten viską pravalyti, kokią blogą buvau įsileidęs, kas negero daro, viskas automatiškai pas mane susitvarko. Tas yra, man asmeniškai tai yra naudinga. Kaip kitiem, tai čia jau visi turėtų savo pamėginti, kaip man kas veikia. Bet šitas supratimas man labai patiko. Bandžiau jau kelintą dieną tai parašyti, bet sunku labai kažkaip susidėti. Tas mintis tinkamai išdėstyti yra reikalų, jo. Nes bandžiau parašyti ten čia, keliems žmonėms parašiau, ten asmeniškai klausinėjau mane ir parašiau ir suprantu, kad žmogus nesupranta, nes, pavyzdžiui, vienas net negirdėjo, kad ten nuotoliniu būdu kažkas gali operuoti, neturi supratimo, kaip atrodo. Ir kaip paaiškinti. Ir tada nėra kaip perduoti, reikia to paveiksliuko, reikia to paaiškinimo, reikia tą informaciją sudėlioti, tai labai daug susidaro, tada kažkaip palieku galvoju. Plius
gal čia tik man vienam taip atrodo, gal čia tik laikinai atrodo. Gal irgi tos situacijos irgi visokios yra ir tos interferentinės, neinterferentinės, tos mintys, nemintys, bet va, kai gimė kažkur kažkokia aplinkoje ir eini pagal tą aplinką, kitas gimė kitoje aplinkoje, kaip pagal kitą eina. Kaip ir tie tikėjimai ir paskui, va, žiūrėk, susitiko abudu ir kalasi, tas sako gerai, ne tas yra gerai. Kalasi, čia jau ego kalasi, žmogus jisai priema, pasidalinas, jeigu kalasi, tai reiškia viskas. Konfliktas, jeigu yra, kaip sakant, yra diskusija ir yra ginčas, o ginčas jau ten ego įsijungęs, jau reikia įrodyti tiesą, reikia nugalėti, reikia įsineš čia ego veikia, čia žmogaus nėra. Libinukas. Ten jau dirbo ten kiti jau ten dalykai. Arba kaukė galima vadinti, nusidėjau, ten žinau, kad turi nugalėti, ten įrodyti savo tiesą. Bet tai kai pradedi gilintus, iš kur tos kaukės, iš kur tas ego eina, tai patys irgi. Nuo mažens auginant. Taip, tokia situacija, tokia terpė. Konkurencija. Kas yra konkurencija? Yra ego auginimas. Pats pirmas dalykas, kad turi būti geresnis negu kitas, turi nenusileisti, nenugalėti. Viskas. Tai kaip pirma mūsų sistema tokia, visa mūsų sistema, kiti net specialiai augina, čia irgi buvo ten tie krepšininkai Lietuvoje atvažiavę užsieniečiai, sūnus. Aš tai konkurenciją auginau, sako, tas padarė, sakiau, o kodėl tu taip negali, kažką tai pas mane irgi asmeniškai vos ne šeimoje pradėjau tą modelį taikyti, aš žiūriu akis išpūti, sakau, ką tu čia dabar darai, sakau, jie skirtingi, neina taip daryti. Sporto neįmanoma, be konkurencijos bėgo, taigi ten viskas ant to paremta yra. O ant ko tas sportas paremta? Tai ant to reikia, kad daug žaidinių, daug duonos, viskas, ko reikia, valdyti didžiąją masę, tas avių bandą, viskas. Tai ten keli sportuoja, toje arenoje visi kiti tenais serga, važiuos ir kovoja, laužosi, mušasi. O kiek ten tų visų žioplių susirinkė? Čia viskas ant to ir yra, energiją atiduoda, savo egregorus ego augina ir viskas. Supratimo neturi, kuo toliau nuo savęs, kuo toliau nuo žmogaus. Ir pasinirva į kažkokias nesąmonės laikinas ir viskas. Bet čia puikiai tobulė sistema manipuliuoti didžiąją masę. Iš tikrųjų, čia yra tobulas dalykas, labai gerai padarytas. Bet tai ir net žiaurų neina, net apsisuk, čia vaikai irgi vieną kažką lanko, kitą kažką lanko, varžybos do varžybos. Šitoj sistemoje gyvenam, taigi dualume, taigi kaip gali būti kitaip, o iš kitos pusės, jeigu šitos sistemos nebūtų, kaip mes žinotume, kas yra ego tada, kaip mes tada atskirtume, kaip mes iš jo išeitume, kaip tada save atrastume. Tai net nebūtų. Aš sakau, aš visur, kai ypač kai pasižiūrė, kaifuoja nuo to ego savo viso savo to ryškinimo, to savo teisybės rodymo, to savo galios kažkokios toksai. Irgi įsileidžia tą visą tokį, sakyčiau, kaip ir tamsėje pusę leidžia tau tokias patirtis. Tai tą stebi, žiūri, taip atsiskiri, kas esi tu, kas yra tau įkišta, kur tavo kaukės jau priaugintos nuo mažens, taip toliau. Bet jų nebūtų, tu savęs neskirtum ir tada nenustatytum savo tos moralės normų, kas yra gerai, kas blogai. Nes per ego taigi viską matai tą absoliutiškai, kaip visiems pasakyta, kaip visi nusprendė, nes visi tai daro, visi tai žino, tas absoliutinimas visai. Tai nėra tavo, tai ten, jeigu mes visi ten darėsime. Ir ateina taškas, kai sakai. Ir ateina tas taškas, gerai sakyk, savęs atradimas. Tai reikalinga gaunasi. Negalima ant to pykti ir ten kažko to vengti, tiesiog priimti, kad taip yra. Vaikai daliesi, mano irgi sūnus augo, viską ten su jo, mes šeimoje susirinkdavom. Ten tai irgi žaidimų žaidžiam, kad nugalėtų. Ir aš stebiu tas reakcijas, vieni labiau pergina, kiti mažiau. Aišku, sūnui savo dalies, aš ten po to su jo bendrauju, ten, kaip sakant, bandau įdėktas mintis, kad kaip tai jautiesi tada, kaip užpikai, kad ten kažkas išėjo, nelaimėjai. Ir sakau, kad ar tu iš tikrųjų to nori, ar čia kažkas kitas, ar tau to reikia, ar tu norėjai prieš žaidžiant, pavyzdžiui, pykti dėl to, ar dėl to jie žais. Bandau per aplinkui ten tą ego jam parodyti, paaiškinti. Ir matau, kaip jis pradeda suprasti, ir po to matau, kaip keičiasi jisai ten po mėnesio, po kitą vėl žaidžiam, ten susirinkam šeimų, ten brolius turi savo ten dukrų, dar mano, tai toliau mes po stalo sėdime žaidžiam. Ir stebiu, kai vyks, ir matau, kai sūnus keičiasi, kaip jis pradeda kontroliuoti savo tas emocijas, kaip pradeda ten, ir jeigu reikia, ir nusileisti gali, ten visą kitą.
O Nu, broliu, va. pavyzdžiui, mergaitės to dalyko, aišku, su jam nešneku, nes, nėra tokio ryšio, tai nėra kaip Aha. bendrauti. Tai ten iki tokio piktumo agresijų būna, kad tai nesavo, tai smagu stebėti, kad galima vaiką nuo mažens tai parodyti, jis gali užaugti tada, kaip sveikesnių, normalių aš negaliu pasakyti, nes normaliai tai yra ten ta visa Jo, kas didžioji yra masė. normalu. Jo, Kas yra man yra, normalu. jo, jeigu man pasako, aš esu normalus, tai man daugiau būtų įžeidimas, jeigu per ego reaguoti. Papa. Tai jo, tai vat, toksai dalykas, tai džiaugiuosi, kad su sūnui pavyksta kartais po tokių dalykų įrašyti, kai sakant, jo galvą ir jisai tai priema ir savai tai pradeda priimti, savai auga nuo mažens, tai jeigu man tai būtų nuo mažens, tai aišku, būčiau visai kitoks, bet tas smagus dalykas. Tai ta konkurencija yra gerai, jam tai galiu tada per tai parodyti, va, tai iš tos pavyzdžius mato ir tada va, jam irgi daug lengviau tada mokintis iš to. Tai negalima smerkti tos sistemos, tai yra gerai, kad yra, mes iš to galime mokintis. Nu va. Tai. Ir priimti tuos sprendimus, kaip čia nais. Jo, galim elgtis, galim trankytis arba galim pažvengti šonu. Jo. Priimti, paleisti, viskas leisti tam būti, kaip sako, tokie žodžiai gerai yra. Nu va. O su tuo vaiku tai taip irgi mintis net nuplaukė. Kažką irgi kabint norėjau su tuo visu irgi augimu, su tuo man irgi vystymusi pagal amžių visą irgi, kad irgi kažkaip eina, kad pagal amžių tas irgi tas ego išsireiškimas skirtingas labai būna. Jeigu kartu. Nežinau, ar čia programos irgi kažkokios įdėtos ar kažkaip, tai kad irgi vieną kitą žiūriu, kad labai irgi nuo amžiaus priklauso tos visos reakcijos, tie visi pralaimėjimai, laimėjimai. Tai blogiausias turbūt ta reakcija gausis ir ta visas veiksmas, kai paauglystė prasideda, kai hormonai keičiasi fiziškai, emociškai, viskas, o tada tai ten mėsmalė, kaip sakant, ten tikrai. Žaibai. Jo, tada tik tai atlaikyti ir prižiūrėti, kad nebūtų kraštutinumų, sakant, išlaukti tą visą kompromisą. Jo, bet tai nuo ko priklauso, bet taigi ne pas visus būna ten tie tokie žaibai, ne visose šeimose. Čia man kažkokia dar, žinok, viena programa, maniškiai irgi jau ant nosies tas viską, bet ar nuo tos mitybos, nuo tų minčių šeimos prieimimas, nu aš suprantu, ten tas tarybinis laikas, kad va čia vaikas, čia turi klausyti, čia, kaip pasakiau, turi būti, ir paskui tas va išėjimas iš va šito į tą suaugusi labai sudėtingas gaunasi. Bet jeigu tu jį nuo mažens priemi kaip asmenį, kaip žmogų, galbūt ir ta paauglystė gali būti lengvesnė. Man čia sudėjo vaizdus, parodė, kad priklauso nuo asmeninių jausmingumo, ta prasme jautrumo, kiek tu išjauti, kiek tu valdaisi ir kiekam tu, jeigu nuo mažens toksai biškai prie isterikų, tai aišku, ir tada būsi ten, viską jautriai viską prie širdį, sakant, iširdį imsi. O to priklauso nuo tavo tos sielos patirčių, ta prasme, vieni ten labai greit viską supranta, priema, apmąsto ir ten paleidžia tai toliau informaciją, kiti labai sunkiai. Ir viskas tavo bendrai sudėjus kažkaip gaunasi, nuo to priklauso, kaip jautri, kiek kraštutinumų tos paauglystės būna, nes kiti tai ir išgyvenimai. Pas mane, žinok, net antraip gaunasi, kažkokie tokie irgi asmeniniai pastebėjimai ir nuo savęs irgi augant viską, kad viskas antraip. Jeigu mažas buvo ramus, bet galbūt net nelabiau pasakyti ramus, bet užspaustas. Tai paauglystėje jisai sprogsta ir visur išsitaško. Apramušė. Jis viską ragauja, visur reikia, visur dalyvauja, iš namų bėga ir viskas vyksta. O tas, kur buvo nuo mažo irgi toks laisvas, toksai atlaisvintas, kažkur kažkaip jį priėmė, taip kaip jisai reaguoja, kaip jisai daro, galbūt šnekėjo, nešnekėjo ir paskui kažkaip tos paauglystės tokios eina, praeina, ten būna kažkiek pabanguoja viską, bet Tai labai gerai, kad tos skirtingi, nes man, kai aš šitą vaizdus mačiau, tai man rodė būtent mane paauglystėje, rodė mane tai, kas veikia. Tai už tai tame esmė ir yra, kad kiekvienam asmeniškai, per hipnozę irgi mes pašnekam, kai klausimas yra, bet reikia dažnai mums pabrėžti, ar šitą asmeniškai galvoja, ar apie kitą asmenį asmeniškai žiūri, ar dar kažką, tai nes labai skiriasi, nėra tų absoliučių tokių taisyklių visiems. Nes dauguma irgi hipnozės, kiek pasižiūriu, tai daugiau vis tiek per asmeniškai eina, per tą informacinę bendrą lauką. Nebent klausia kažkokį tai žmogų, aš, pavyzdžiui, labai nemėgstu kitų žiūrėti, bet buvo čia žmogus klausė apie jį asmeniškai jo gyvenimą, tai mes be įrašų darėme. O kodėl bijai pažiūrėti?
Kodėl Aš, nemėgsti? nu, vienas dalykas, to buvau niekad nedaręs, ten kelis kartus pas mane Mhm. išėjo, vieną kartą globaliai ten tą ožį pamačiau, ten jį kalbėjau, tai man tie, nu, aš jo nelaikau kaip žmogum, tos manęs, kaip Ai, sakant, jo. viešas asmuo, tos man pasinė privatumo nėra, man nesvarbu. O kitą kartą buvo irgi tema netyčia nukrypo į tą Vilkę ir aš apie ją ten pasakiau tokių dalykų, kad aš gyvai niekada nebūčiau pasakęs Ai, apie jokią moterį tokių dalykų. Tai aš ten paprašiau, kad to neviešinti, nes, nu, ten, aš žinau, aš nereikia, man atrodo, arba nelabai gražiai prieš moterį taip sakyti, ar kaip, nu. O hipnozė būdamas ten tos moralės biškai pas mane, kaip suprantu, kitokios, ten daug mažiau lieka tų supratimų ir daug atviriau viską Jo, pasakai. Tai va tas jo. mane patinka, dėl to aš biškai susilaikau, nu, nenoriu, ypač kai įrašas vyksta, nes nežinau, apie ką paklausau, po to išėjęs iš hipnozės būna, kad aš tik po poros ar po dviejų Jo. paklausau antrą kartą ir po to, kai išgirsti, galvoju, negi čia aš taip sakiau, negali būti, aš taip nebūčiau pasakęs. Tai va, dėl Pasižiūriu, aš irgi šiaip realiai tų keiksmų nelabai, bet hipnozė kitas iki išvaro Jo, ten arkliai. Bet man zin kažkaip, tais nenori, nepriimkit, neklausykit. hipnozė pasikeičia viskas, kažkoks supratimas, nes aš, pavyzdžiui, hipnozė, kai kažkas jautraus eina, man net taip užspaudžia, man tokios emocijos užeina, ten šiek tiek pradeda skaudėti viską tenais, o realybė aš tų jausmų jau seniai esu, nu, 100% suvaldęs ir aš viską, pas mane gaunasi kaip mentaliai yra filtras, kad aš priemu tą, ką noriu, o į širdį nedaleidžiu viską, pas mane blokas kaip sienas stovi, man nesvarbu, kas eis, nu, aš taip ten nervausi, taip į save išdresiravau, kaip sakant, praktiškai. Ir man tai padeda gyvenime, aš taip galiu eiti, bet kur su bet kuo apie bet ką kalbėti, daryti, man nu, kaip pusiau nesvarbu. O kai hipnozį tą dalyką pamatau, tai man taip kala per visą, pavyzdžiui, paskutinį hipnozį, kaip jau aš ten apie tą chatą žiūrėjau, kai man žmonės asmeniškai būna pradeda rašyti, ir dabar pradėjau, aš negaliu atlaikyti tiesiog, man tai spaudžia viską. Tai jas tiesiog išleisk, su kamuolį išleisk, išmesk ir kad nebūtų kažkas tais. Tai vat fizinė ir taip be problemų, o vat kai būnu hipnozėj, aš kaip kitas, kaip bet tai ar nebus, kad kažkur gilumoje vis tiek kažkoks trigeris liko, žiūrėk. Ne, tai kažkiek. Tau atrodo fiziniai, kad nieko atrodo visko, bet vis tiek emociniam kažkur kūne ar mentaliniam, nu labiau galbūt čia emociniam kūne, kažkoks įkritęs yra. Tai ne, tai kažkur tai vis tiek tu supranti, kad žmonės sako, supranti intenciją, bet aš jas filtruoju, aš ją perdarau, aš suprantu, kad žmogus tos nepykantos negali jaus ir nenori ir jis man to nedarytų. Tai daro jo interferentai programos ir ten kaip nepavadinsi. Ir paprasčiausiai, nu, aš tai priėmu ir suprantu, kad tai aš į jį asmeniškai tai reaguoti negaliu. Ir man tai jis sako nesmeniškai, kai žmogus, tai tiesiog čia bando provokuoti mano tenais reaguoti, ar tai mano ten kažkokios negatyvus, ar dar kažką iškelti, kad būtų konfliktas tiesiog. Ir kai aš taip viską paverčiu, bet tai turi būti paversta greitai smegenyse, kol dar neįleidau į širdį, kaip sakant, kol emocijos nepagauna. O jeigu truputį pagauna, aš tai išmetu, pasakau, kad tai yra mėšlas man nereikalingas, aš jį tiesiog paleidžiu. Ir pakeičiu kitokiom mintim. Tai žiūrėk, tai tu išsimk dabar tą visą emocinį kūną ir prasivalik prie progos. Jau padariau. Jau, šaunuolis. Atskirai aš pasiskaldęs į kelias dalis, kad tas kol kilo ir viską pradėjau išleisti. Viską išsiardė labai gerai. Tai ir mentalę ten irgi biškai tą programą ir persidėliok ten tą filtrą ar dar kažką. Jo, dirbau pas manęs ir tiesiog. Jo, kad iki tave sulėtintai daeitų ir tu spėtum sureaguoti. Tai aš dėl to viską labai greit viską priėmu, aš, pavyzdžiui, video klausau viską 1,5, nes man per lėtai man gaunas. Nežinau, aš irgi jau. Aš arba žiovot pradedu, arba aš jau kitą filmą turiu tuo pačiu metu įsijungti, kad kažkaip manaitų. Iš pradžių buvo trigeris sunku klausyti, bet dabar žiūriu irgi kitaip negaliu, bet kas svarbiausia, vakar mankštą įsijungiau irgi 1,5 karto greičiau. Žiūriu, kažkas ne taip. Jo, nes informacija greičiau, nes čia, kai būna hipnozė, iš vis informacija būna, kai srautais ypač eina, tai ten atrodo, tu net negali galėti sueiti, o to viskas vis tiek sueina. Ir dar to pačiu metu su kažkuo bendrauji, kažką perdodi, kažkokią vieną mažytę dalelę tos informacijos, ten kelis procentus, o visa kita eina ir po to jau baigės hipnozė ir tada po trupučiuką tau kaip atrajoji, vos ne, išpakuoji. Atsisijoja. Jo, aš kažkaip jaučiu, kad net iš karto pas mane atsisijojo, aš kažkaip tokį pastebėjau. Aš net negirdžiu, kas man yra neaktualu.
Net kitas iki net atsirenkant dabar, kai jų čia daug yra. Kažkaip tai. Aš taip irgi bandžiau tai svarstyti, kaip tai vyksta ir supratau, kad būna, kad jauti, supranti, informacija ateina. Jeigu man tai patiko, tada aš ją išpakuoju, kaip sakant, iškart momentaliai, bandau suprasti. Išpakuoju, aš vadinu, kad įgarsinu mintyse, žodžiais, mintimis, išdėstau. Tada jinai geriau lieka atminty, nes jeigu tik tai priėmė į supratimą, tada jin ten trumpam pabūna, bet o aš jos pamirštu, jinai pasąmonė kaip ir lieka. Tai viskas labai gerai, kitam kartu kažkada tai ar hipnozė ir kažkur tai man neišlenda, kada reikia. Aha. O tą išpakavimą, jeigu nepadarau, tada jin ten kaip ir nieko būsinai būna. Ja galiu išpakuoti tik tai būdamas vėl hipnozė ir kažkaip tai man išeina. Arba kažkokią informaciją gaunu iš kito video ir man tada išsipakuoja, kad aš tą esu gavęs iš hipnozės. Tai kažkokia ten yra kažkokia ten, nežinau, duomenų bazė kažkokia pasąmonė, gal galima vadinti ar ką, nežinau. Bet ten man kažkokia tas garsinis įsirašymas, dabar irgi, hipnozės metu grinai. Įsirašo, kaip pasakai. Skiriasi labai tas, kai įgarsinį, tai labai gerai įsirašo, jeigu mintyse tik tai išpakuoji, tai ten biškai blogiau, bet tu ją turi dar mintyse, ilgai nešiojasi ir vizualiai gaunasi ir tokie aiškesnė tokia netgi skaičiu, gal gaunasi įgarsinta. Hipnozė būnant man visai labai priimtina ir artima ir suprantama, iš karto būna akimirksnių, bet po to, kai išeini iš hipnozės, tada jau to biškai sunku, norisi ją iššifruoti, išdalinti kažkaip, nes ten tas mentalas iš to dualumo biškis vis tiek ribotas yra, jis negali taip viską, tai turi išpakuoti, turi parinkti žodžius, tikslesnius ten ir taip toliau, tada analizuoji, kaip sakant. Tada jau pajungi per smegenis, nes hipnozė tu priemi kažkaip tiesiai, iš karto to eina per visą. Ir šiandien aš galvojau, man atėjo tas galvojimas, pas mane ta širdis yra uždaryta, su tikslu, aišku, uždaryta yra, bet kai klausia, ar tu gali priimti per tą širdį, ir aš praeitą hipnozę, atrodo, ir dar prieš tai dviejose, bet ten nėra dar paviešinta. Ten irgi sakiau, kad aš, man atrodo, aš nepriimu per širdį tas informaciją, bet jinai pas mane kažkaip, nežinau, man susidėliojo, kad jinai eina pas mane priėmimas per širdį, tik tiesiog aš kažkaip tai, kas susijęs su emocijom, aš iš karto atskirstau, kad per mentalą, kad jas nuslopinti, nes pas mane jautri labai, tai aš ją dėl to uždaręs laikau. Bet dabar pradėjau iškalbėti ir man viskas kaista iš karto, man jinai visą verda, pas mane ta informacija vis tiek. Galbūt irgi kažką reikia atidirbti tenais, kad susiharmonizuotų, kad netrigirintų, nes tas uždarimas tai biškai irgi paskui per daug. Užsidarai, nepriimi, ko reikia. Tai aš tą, kai su Inga paskutiniai buvau, kai apie save ten pradžių žiūrėjau, aš maniau ten apie mane ir bus, bet po to mes nugrybavom į įdomesnius dalykus, negu save. Tai, jeigu man nebūtų nuo mažens ta širdis, kaip sakant, spardoma daužoma, nebūčiau šios uždaręs, tada aš negalėčiau taip toliau gyventi, kaip aš. Iki dabar daeit negalėjai. Jo, nes aš... Galbūt jau dabar toks etapas, kai jau gali kažkaip jau atgal atsipakuoti. Aš tą galvoju, jo, bet dar jaučiu, kad dar neužaugai. Čia neužaugime, ta prasme, mano toksai pasirinkimas šioje rekomendacijoje buvo eiti ragais į sienas ir jas daužyti, kaip sakant. O jeigu su širdimu eisiu, tai aš, į kiekvieną žmogų, kuris kiekvieną sakė. Jo, tai kiekvieną žinutę viską. Aš net laikysiu. Ir kai Inga klausė, ar yra kitų tokių, aš ten keletą mačiau, bet kai jos žiūrėjau asmeniškai, tai dauguma psichologiškai lūžta jie. Nes turi šeimas, pavyzdžiui, jie to negali padaryti, nes turėti šeimą, tu turi būti, tai apie širdį, taigi viskas veikia. Taip, tai žiūrėk, viską neši, paskui ir į šeimą neši visus. Jo, ir kas į psichiatrinę, kas nusišauna, kas dar kažką padaro, jie net laiko, nes širdis to negali, tik atlaikyti to negatyvo, viso mėšlo, ką tu gauni. Dėl to aš ją blokavau, kaip sakant, ir man padėjo, jos aišku, gyvenime. Ir kai dabar irgi galvoju, aš noriu to šeimos, ten santykių aš turėjęs, ir įsimylėjęs esu ne vieną kartą, ten, kaip sakant, patyrti, man tai davė, bet gyvent man neduoda to. Duoda pasidžiaugti keletą mėnesių ten ir viskas, ir to tikiu viskas. Man dabar susidėliojo, kad jeigu aš ją atidarysiu, tada aš turėsiu nustoti viską, tas ėjimas mano sustos. Kritika ta visa, ne? Jo, eksperimentatorių. Jo, man, tipo, aš kas antram dėl to. O jeigu kažkokį, irgi balansą ištaikyt,
Ar Tai ne man tavo tai rodė. tikslas šiam gyvenime, ne tas tikslas, kad balansą taikyti. Jo, tai va, aš kai nuo mažens, kai pradžių maniau, per tą hipnozę sakiau, kad aš mažas pasakojau, kaip aš gyvensiu, bet čia buvo mano prisiminimai iš praeitos rekomendacijos. Tada vaikas negali suprasti, kad kaip gyvensi, tą šeimą turėtų savo, kad dar nebūna pas vaiką. Tai aš tik grinai pasakojau autopilotų iš to, kas ten pas mane anksčiau buvo. Pas mane gavosi, yra rekomendacija su šeima, kad aš einu ten su širdim, gyvenu su meilėm ir visą kitą ten gražiai atsipalaiduoju. Išgyvenu, kai sakant, patirtis vienokios, o po to ateinama toks ragais į priekį, užsiblokuoju, ten apsispardo mane žiauriai nuo mažens, o po to aš užsigrūdina tą širdis, aš išdirbu mentalą, kad tą bloką pastatau tokį kaip filtrą, kad iki širdies neturėti. Tada galiu, kaip jau pasiruošęs, kaip sakant, varyti kaip taranas ir laužyti tas visokias nesąmonės daryti, kaip sakant. Provokatorium dirbti. Jo, kaip provokatorių, kaip pavadinti jo, tai dabar aš tam esu kaip per visą savo gyvenimą. Kažkaip man čia irgi to tokio biški balanso vis tiek trūksta, taigi nesi ten kažkur toksai žmogus, kad eitum ten kažkur į tą televiziją, tą tokį viešumą, kažkoks guru, taigi irgi nesi, kur laužytum viską. Tai tenai su ego, ten nedėmesio norai, tenai nesisego. Aštunkojais nuvestum. Taigi iš dalies nėra skirtumo, tu ten padėsi vienam žmogui 600 ir tenai 100 tūkstančių, o jiem reikia ten jau tos masės, ten reikia dėmesio, ten egregorų šerti. Ten reikia šou reikia, jo. Jo, aš tokį dalyką net nenorėčiau eiti. Nes irgi pagal mane, tie vedliai tikrieji net neina, jų niekas nematė, yra niekas nežino, jie savo veidų net nerodo. Tie tikrieji mokytojai. Jie net pasiunčia, kad vietoj jų nueitų kažkas, kad jeigu reikia ten filmuoti ar dar kažką. Tai to ir skiriasi, kur ego eina savo egregorui, ten tos negatyvų šerti žmonių iš aukų visų ir kurie nori, kad padaryti kažką. Tai viskas tiesiog neskaičiuoja. Tiesiog žmonės pakeis. Jeigu tu vienas ateini, tu dviem žmonėm padėk, viskas, tu pliusą padarei. O tie du gal dar padės kažką. Jo, galbūt užsives kažkur tais dar po to. Čia taip pat kaip filmas. Geras darbas avanso, ne? Jo, tai viskas grįžta, taigi su kaupu grįžta, jo. Tas pas kaip šeimoje turėti vaiką. Jeigu du padaro vieną vaiką, jie į minusą, jie naikina žmoniją. Jeigu padarė du ir jie užaugo, tai jie atstojo vienas kitą, tai yra nulis. Tai yra beprasmis. Pergyvenimas buvo tik pakeitimas savęs. Jeigu 3, tai jau į pliusą, tai jau žmonijai darai gerą, tai jau dauginė. Tai čia, aš nereikia tiesiog to žodžio suprasti, aišku, bet aš tai supratau, kad čia netiesiog. Nėra kaltinimas ar kažką. Bet tavasme, kai pliusą padarai, jeigu tu vieną pažadinai, ten atėjęs kažkam, tai padėjai kažką išspręsti, tai vienas per vieną, kai sakant, tu atėjai vieną kitą kažką. Tai jeigu ten 2 arba daugiau, jau valio, jau pliusą padarėjai, jau gali džiaugtis, tavo tai irgi sukaupu kažkas. Viskas grįžta, tai energija, viskas ateina, ratu sukas. Bet per tas grupės aš šokinėjau. Nenori pabandyti paieškoti dar to viso balanso kažkaip. Tos harmonijos kažkur, kiek tu gali atidaryti ant tą. Kažkiek tais, ar būtent bendraudamas kažkur kažkokią sistemą pasidaryti, kad užsidarytų taip gyvenime. Aš žinau, kad aš galiu tai atidaryti, aš esu tai padaręs, bet aš tada turiu apsispręsti, kuriuo keliu einu, tada aš turiu nuspręsti, kad šitą kelią turiu uždaryti ir tada pasiduoti jau į tą šeimos kūrimą, šeimos auginimą, tos jausmus. Nes to balanso aš negalėsiu, nes pas mane ekstremalų gaunasi, aš einu arba ten, aš einu ekstremaliai. Pas mane jau pilna jėga, pas mane viskas tada. Jei pasirinkai 100%, ne 50-50. Jo, ten tas balansavimas, tada nei to negauni, kai sakant, tai toksai ne tas jau, sakant, kabint medų, tai kabint šaukštų gerai. Nieko, gal kažkur kažkada kita informacija atsivers. Jo, aš turėjau tokį čionais jau, bet jau tam dualume sprendžiau, kad jeigu kas nors bus, kad nuspręsiu, kad šitai vertingiau, šitie santykiai daleiskim, negu šitas ragais į priekį, tada aš pakeisiu save, bet kada galiu. Esu tai padaręs ne vieną kartą ir iš dar padarysiu ne vieną kartą. Tai galbūt atsirastų žmogus, kuris priimtų tokį, koks esi kažkur tais. Toks, koks esu, tai nemanau, kad sugebėtų, nes aš pats savęs nelabai galiu priimti. Tai visokių yra,
Nes tas mano sienų laužimas pas mane prasideda nuo vidaus, nuo savęs, nes viskas nuo savęs prasideda. Tai aš pirmas Jeigu pradėsi šalia laužyti, tai jo. Aš čia laužau, aš negaliu, pas mane viskas lūžta aplinkui. Tai, ja. Dėl to aš jau turiu būti vienas, tai gaunasi. Kas šalia, tai sunku. Aš tikrai suprantu, kaip sunku, aš tai jaučiu labai gerai. Bandau užlaisyti, bet visi žmonės nori ramybės, stagnacijos, visi nori miegoti, taigi. Tai normalu, visi nori komfortą. O miegoti yra lengva, taigi, tai ten savaitę, 2 pabendrauti ar mėnesį, tai visiems patinka, labai azartą pagauna, o po to žiūriu, kad viskas nori palisėti. O tai jau darbas. Jau po to čiučia liuliu, jis geriau sako, einu žinias pažiūrėsiu, einu aš vyru su draugais į barą, ten geriau išgersiu alkoholio, vėl grįšiu ir taip toliau, jiems smagiau grįžti, tada atsipalaiduoti. Čia darbas yra, čia sunkus darbas. Čia darbas yra, jo. Kur prieš srovę plaukti, o kur atsipalaiduoti ir tavęs srovė neša, taigi skirtumas didžiulis yra. Tai trumpam visiems patinka patikrinti save, o po to sako, ačiū, viso gero, tu ten įrikis prieš srovę, o aš pasrovė. Įrėsi sėkmės. Jo, sako, man tai maloniau, mano tokia intuicija sako, kad tai yra geriau, nes tai patogu, lengva. Tai aišku, sako, kaip nesakys, tai iš tikrųjų yra lengva. Tai ragais į priekį yra tikrai sunku. Tai aš jas irgi suprantu, kaip aš parodžiau, ką galėjau pasakiau, o ten po to jie sprendžia ir viskas, tai nėra ten pitumų, tai gerai. Irgi toksai gaunasi išmušimas iš to. Iš tos pasroviui. Aš jos papurtau gerai, sudrebinu, tą visą filtrus numuša, jie pamato kažkokią ten dalį, kiek gali matyti ten kažkokią to realaus, ką reikia, kaip galima daryti, jie tai pajaučia ir dėkingi būna dauguma, visą kitą, visi patenkinti, bet po to jau jie sprendžia, ar jie toliau irksis tenai savo ten metodais, ar jie pasiduoda, grįžta atgal. Dauguma pasirenka. Kito trigerio, arba kito trigerio galbūt lauks, kitų situacijų. Gal vėliau, gal po 3 skiepo, gal kai vaikai visi numirs ir tėvai, gal tada trigeris jiems bus, nes visiems tai anksčiau vėliau tai trigeriai yra paruošti, tai laiko klausimas. Ne visiems per žodžius gali daryti, kitiems reikia pamatyti tą mirtį, tokį siekį, sakant, tai kitiems 10 mirčių, kitas vienas gal keliks, gal tada tik tai. O kitam iš vis dzin. Neaišku, ko ten reikia. O mūsų tai mylima vyriausybė dėl mūsų stengiasi, viską tai duoda, tos trigerius ir daro, taigi, tik tai, kad mus pažadinti, viskas vyksta. Tai kol... tai kiek sugebėsim plaukt pasroviui, Kiek sugebėsim. Aš pasirenku taip žiūrėti, jie nėra blogis, jie yra gėris, kuris mus žadina ir duoda mums kliūtis, kad mes galėtume save išsigryninti. Jie mums pasiūlo, nori susileisti, nori susičiūpti. Niekas nevertė, Aišku, viską mes renkame. Už parankės neatvedė pakolkas. Jie tik tas pagundos pasiūlymus duoda, jeigu tu mėgi, mes tau pasiūlysim, jeigu tu pats galvoji, tu net neklausysi, tau neįdomu, kas mums išnekame. Tai taip ir atsigryninti, atsirenki, kas yra kas. Kai žmogus ateina ir sako, aš madingas, tai aš suprantu, kad jis neturi supratingo, ko jisai nori, kaip jis nori atrodyti. Jis kopijuoja ten visokius ten tos pedofilus, ten iškrypėlius visokius, nes jie įtaką padaro. Tai jie pasirinko to lygio atsieiti išvadą savo. Tai čia jo pasirinkimas. Tai tos mados, tai tam ir yra. Ten parodyti, nors vieną normalų žmogų, ten nėra, ne vienas žmogaus. O daugumą jos kopijuoja, tai ką jie pasako apie save? Tai jie pasako, kad aš nesu žmogus, aš esu tenais kopijuoju tos išsigimėlius kažkokius tai iškrypusius, nes jie man tai sako ir aš toksai noriu kaip jie. Jo, tai ką paskui su juo šnekėtų? Taip ir šneki po tos sakys. Taip ir šneki, būtent. Ir žiūri į laikrodį, kada namo pareiti. Jo, ir po to jau rašo, kad nors tipo negaliu, užsiėmęs, kam gaiš laikas tokiais. Beprasmiška tai. Su veidrodžiu tada daug smagiau pasibendrauti. Į hipnozę įkėdės kažkur tais, kad yra jau to hipnozė pasiieškoti. Tikrai kažkas nerealaus. Nebereiko tiek metų laukiau, pagaliau. Galiu atsidžiaugti. Čia nerealus dalykas. Tiek daug visko. Jo, tas toksai pramušimas tų visų filtrų, tokio kažkokio tais programų. Tokios ir pamatai vienas dalykas, tiek tų filtriukų ir kiek aš ten žaidžiau tos savo mentalinius žaidimus, kas yra, jeigu ten emocijos, ir dabar pamačiau iš kitos pusės visai kitais supratimais. Čia iš vis ta informacijos begalybė kokia.
ir kokia ta informacija, tik ir nuo šero, čia gali būti realu, tiek aš pasakau dalykų, po to, kad ir to hipnozai, po tos popus ant tos juodas, pilkas, baltas, aš nebuvau girdėjęs, kad ten kažkas pilkas dar gali būti, aš po to savo hipnozę jau į internetą ieškojau, ką aš jau nusišnekėjau, ir nesąmonė žiūriu, iš tikrųjų toks yra. Ir pats save tikrini, iš kur tada gali sužinoti, tai reiškia, pats negali to, ko nežinai, iš kažkur ateina ir tada vėl norisi patikrinti, iš kur, kaip, kas. Ir tie klausimai visai eina, negali sustoti, įdomu labai. Ir tos žiūri, kaip narkomanas, tikrai dozę tą gavęs, ir tu negali paskui sustoti. Jo, čia tik atsargiai nuo gyvenimo nereikia atsijungti paskui, žinai. Jo, tą balansuką reikia, kad sakant, vieną koją ten laikyti, kad visai neskris. Va. Kai vienas iš vismo rizika turbūt, darbas turbūt ir laiko ten tą balansą parišęs, kad neįskristum. Turiu aš čia, kur prisirišęs vis tiek yra sonus, ir šunį turiu labai myliu, labai stiprus ryšys, ir sodyboje planų labai daug turiu ir dar daugiau kuriu, nes žinau, kad tai energiją gamina ir tai tikrai veikia. Gerai, pramušim ten tuos planuok, mes pramušim tavo tos planus. Tais klausimais dirbu, užklausimus vis hipnozėse duodu ir gaunu atsakymų ir vėl praktikuoju kažką, tai žiūriu. Viskas tvarkoju, taip sakant, tos. Bet aš domiuosi to, kaip pačiam įeiti. Ir jau atradau žmogų, šiandieną tą video, kur įmetė, kur ten šneka, dar grįždamas iš darbo, perklausiu vėl. Jau ten greit man gavus perklausyti, nes ant pusantro ten klausau, ten jie labai retai šneka. Tai tas vyras, būtent jisai ten vienom yra jo įrašas, kaip jisai atėjo tenais per savo mokytoją hipnozę, po to jisai jau pradėjo su klientu eiti ir kad vesti hipnozę, ir dabar jisai pats save įveda ir pats veda, ten kažkaip gaunasi 3 viename, ir jisai tą metodiką aiškina, tai pagal vyrišką logiką man labai buvo suprantama, bet to dar nesu bandęs ir kol kas dar matau, kad man dar biškį dar turiu keletą testų, kad padarysiu, po to aš jau gal pamėginsiu, bet ten labai įdomiai pasigaunasi, bet man labai suprantamai buvo taip, kaip jisai šneka. Ir aš ieškau kitų, kas apie tai šnekėtų, tai iš vis nieko negirdėjau, kad tai šnekėtų. Matai su ta auto, tai irgi, kol neatidirbęs tos sistemos visos, aš irgi matau, kad yra įmanoma, bet reikia atidirbti ten žingsnis po žingsnio vis tiek tą tokį automatą, įsijungtų visus trigerius, kad tave parvestų, reiktų turėti ir panašiai. Man daug kas, aš suprantu, iš noro padėti, sako, tu tą padaryk, tu iškart šauksi, ten tų erdvių daugiau dar kažką, aš nenoriu niekur šaukti. Aš jau dabar esu pirmoji klasėje, aš noriu ją pilnai išmokti. Aš žinau, kas yra mokykla, mes visi mokinamės ir žinau, kad ten ją galim prastumti, tas klasės praleisti, aš to nenoriu. Čia man patinka, aš noriu tą pirmą klasę dabar išmokti visiškai, kad aš atmintinai žinočiau į detalės smulkiausias. Tik tada aš galėsiu eiti į antrą klasę. Aš nenoriu šokti kažkokio tenais iš karto tenais, nežinau, ten pavadinimus dabar, ten 5-9 klasę ar ten paskutinę kažkokią. Man tas nedomina tas tikslo galas, man domina dabar pilnai suprasti, suvokti. Kol nežinai, kas yra 2+2, kokius determinantus gali išvedinėti. Jo, tai aš dabar gilinuosi į tą metodiką, kaip čia viskas vyksta, kaip įeinu. Žinok, aš irgi sakiau daug ką, kad irgi pradžiai kūną visą apsižiūrėt, visą ten tą vidinę švarą viską, bet paskui, kai pasąmonę nukelia, tai paskui pati stebiuosi. Aš irgi eksperimentavau ir pavargęs, ir tik atsikėlęs, ir prieš pat naktį, ir iš pat ryto bandžiau, ir persivalgęs bandžiau, ir alkanas, pabadavimą, visai bandžiau. Bet, mažai iš čia kartų, aišku, buvęs, reikia daug tų kartų, kad jau pilnesnį vaizdą matyti. Jo, kad tą sistemą pagauti. Jo, bet vieną dalyką, ką aš nustojau daryti, tai išeidamas aš nieko neuždarinėjau, nes aš supratau, kad kai uždarinėjom, iš dalies, aš gal to neįgartinsiu iš to, gal ne, nes daugumą aš rekomenduočiau užsidaryti, nes daugumą vis tiek kitaip žiūri, mato, nes daugiau jo. Visokių yra pas mus. Jo, teisingai, jo. Tikrai kitiems reikia ir apsaugų reikia, ir visko reikia, tikrai. Nesakyčiau, rekomenduoju visiems ir užsidaryti, jeigu reikia, tai visi pagal save tai sprendžia, bet aš neužsidarau, turiu savo dabar supratimą kitokį. Būtent. Čia pas mane kažką. Pypsi kažkas. Jo. O kaip čia mes su laiku? Sakėm, valandą? Mes jau 1:10 beveik. Tai laikas gal ar ne dar? O biškį galim jau išeidinėti. Galiu.
parvesti? Ar liks? Tai aš pats jau išeisiu, viskas čia apaliau, viskas to Gerai. nereikia. Tada dėkui už hipnozę. Prašau, gerai, tada aš Tai stabdau įdomu. įrašą. Gerai.